Labą dieną, čia norėjau paskaityti vieną knygą, yra nežinau ar jinai nauja, nenauja, bet yra Deepak Chopros 7 dvasiniai sėkmės dėsniai. Taip iškai noriu pradžią paskaityti ir galą tos knygos. Septyni dvasiniai sėkmės dėsniai tai veiksmingos taisyklės, padėsiančios jums valdyti save, jeigu jų paisysite ir atliksite veiksmus aprašyto šioje knygoje, suprasite, jog galima sukurti viską, ko trokštate – pinigus, materialią gerovę, sėkmę. Jūs taip pat pajusite, jog gyvenimas tampa džiugesnis ir visais atžvilgiais pelnesnis, nes dvasiniai sėkmės dėsniai taip pat yra dvasiniai gyvenimo dėsniai. Pažinę šios dėsnius jūs galite žengti tikrojo savo gyvenimo tikslo link, tai yra darmos dėsnis. Pasinaudoję šio dėsniu, išreiškę savo unikalius talentus ir skyrę juos visai žmonijai, jūs galėsite sukurti visą, ką panorėję ir kada panorėję. Atsikratysite rūpesčio ir imsite džiaugtis, o jūsų gyvenimas taps beribės meilės išraiška. Tai to atsiversiu pradžią. Čia yra iš Brihadaranyaka Upanishada 4.4.5. Tu esi toks, koks yra didžiausias tavo troškimas. Koks yra troškimas, toks yra ketinimas. Koks yra ketinimas, toks yra poelgis. Koks yra poelgis, toks yra likimas. Upanishada 4.4.5. Taip, čia įžangos paskaitysiu ir, čia porą puslapį paskaitysiu dar. Šios knygos, tuoj pajungsiu dainą, dar foną padarysiu. Taip. Gerai, įžanga. Šios knygos pavadinimas 7 dvasiniai sėkmės dėsniai, ją taip pat būtų galima pavadinti 7 dvasiniai gyvenimo dėsniai, nes kalbama apie esminius principus, pagal kurios gamta sukūrė visą, ką galime pamatyti, išgirsti, užuosti, paragauti, paliesti. Savo knygoje Gerovės sukūrimas, gausos samprata, galimybių erdvėje, Creating Affluence, Wealth Consciousness in the Field of All Possibilities. Aš bendrais bruožais apibūdinau žingsnius vedančius į klestėjimą. Mano siūloma samprata remiasi tam tikrais gamtos dėsniais, o ši knyga atskleidžia pačių šios doktrinos esmę. Kai čia pateiktos žinios yra įsisąmoninamos, jos suteikia galimybę be regimų pastangų kurti neribotą gerovę ir sėkmingai siekti visų savo tikslų. Gyvenimo sėkmę galime apibūdinti kaip nuolatinę pasitenkinimo būseną ir prasmingų siekių įgyvendinimą. Galima pridurti, kad sėkmė tai gebėjimas patenkinti savo poreikius bei ypatingų pastangų. Ir vis dėlto visuomenėje vyrauja nuomonė, jog sėkmė taip pat ir asmeninės gerovės sukūrimas yra sunkus darbo reikalaujantis procesas, dažnai vykstantis kitų žmonių sąskaita. Mums trūksta dvasingesnės sėkmės ir nuolat pasipildančios gausos supratimo. Suvokdami konkrečius dvasinius dėsnius ir jais naudodamiesi, tampame darnia gamtos dalimi ir kūrėme gerybės be rūpesčių su meile ir džiaugsmu. Sėkmė turi daug sudedamųjų dalių, materiali gerovė tik viena jų. Netgi galima tarti, jog sėkmė yra tik kelionė, bet ne jos tikslas, o daiktai ir pinigai tai veiksniai, kurie daro tą kelionę patogesnės. Sėkmę taip pat lemia gera sveikata, energija, entuziazmas, turtingi santykiai su žmonėmis, prasminga draugystė, emocijų ir psichikos stabilumas, pasitenkinimo jausmas, savitvarda. Tačiau net ir pasiekę tą būseną bei įgyję čia išvardytas savybės, jausime tuštumą, jei savo dvasioje nepuoselėsime dieviškumo sėklų. Iš tikrųjų, kiekvienas žmogus yra šventovė ir turi savyje dievybės užuomazgų, kurias reikia subrandinti. Taigi, tikroji sėkmė yra prisilietimas prie
Mumise slypinčio stebuklo įžengimas į vidinę šventovę. Dieviškumas slypi visur, vaiko akise, gėlės grožyje, paukščio skrydyje. Kai imsime jausti gyvenimą kaip nuolatinį stebuklingą dieviškumo dvelksmą, štai tada ir suprasime, kas yra tikroji sėkmė. Prieš apibrėždami 7 sėkmės dėsnius, panagrinėkime, kas iš tikrųjų yra dėsnis. Galima sakyti, jog tai tam tikras procesas, kurio metu visa, kas nematoma, neišreikšta, tampa tikrovės daiktais ir reiškiniais. Tai procesas, kurio metu stebėtojas tampa stebimuoju, pranašas tampa savo pranašystę, o miegantysis išvysta sapną. Visa, kas sukurta ir egzistuoja fizinėme pasaulyje, yra dar nematomų ir neišreikštų daiktų bei reiškinių virtimas matomais ir išreikštais. Visa, ką regi mūsų akis, ką fiksuoja mūsų pojūčiai, kadaise buvo nematoma, nežinoma, neišreikšta. Mūsų visata tai yra būtis, patirianti pati save kaip dvasia, protą ir fizinę substanciją. Kitaip tariant, visas kūrimo procesas yra vyksmas, kurio būtis arba dieviškumas išreiškia save mūsų sąmonėje. Šioje išraiškoje tai visatos objektas amžiname gyvybės šokyje. Visų reiškinių bei daiktų šaltinis yra dieviškumas arba dvasia, o jų kūrimo bei atsiradimo procesas dieviškumo dvelksmas arba protas. Taip atsirado fizinė visata ir žmogiškasis kūnas. 3 sudedamosios tikrovės dalis - dvasia, protas ir kūnas arba stebėtojas, stebėjimo procesas ir stebimasis. Savo kilme yra tas pats reiškinys. Visa tai kilo iš vieno šaltinio, grynojo ir visiškai neišreikšto potencialumo. Fiziniai visatos dėsniai iš esmės yra dieviškumo arba sąmonės procesai. Kai šios dėsnius suprantame ir pritaikome savo gyvenime, visa, ko mums reikia, gali būti gauta, nes tie patys dėsniai, pagal kurios gamta sukūrė medį, galaktiką, žvaigždės ar žmogiškąjį kūną, galioja ir įgyvendinant karščiausius mūsų troškimus. Dabar susipažinkime su 7 dvasiniais sėkmės dėsniais ir pagalvokime, kaip juos pritaikyti. Tuoj parodysiu, čia kokia yra knyga. Tai va, čia iš šitos knygos skaičiau pradžią. Gerai, tada viso gero.